Kartais žiūri į tokius namukus ir stebiesi, kaip galėjo žmonės juose gyventi senovėje. Jie juk valgydavo išskirtinai gyvulinį maistą ir ką užsiaugindavo. Na, kita vertus, galbūt čia derlinga žemė. Langai dabar, aišku, be langų, durys be durų, stogas vietoj kamino skylė. Priešaky matos dar tvora pagriūs. Nu, matosi, buvo ūkis. Neatmetu galimybės, kad čia dar nuo tų laikų, kada net kaminų nebuvo, dūminė kokia pirkė. Light left, then go straight. Now go straight, then take a slight right. Toliau Jacob's Ladder. Kojų patikra. Statoka, bet kiekvienas laiptelis vertas šitokio vaizdo. Tikrai, kad kojų patikra. Tikras keliautojų išbandymas. Jacobso kopėčius.
Ėjo, žinokit, ir praėjo ką tik. Debesis toks su sniegu, blemba. Ten kažkas dar ateina, bet jau vėlyvi vaikščiotojai. Vėl šviesėja. Ėjo, praėjo. Štormas. Na ir gerai. O tai jau baisu buvo pasidarė. Labai staiga užsitraukė migla aplink rūkų. Visi vaizdai gražus. Nieko nebesimato, šiek tiek neramu, nes orientacija tik pagal navigaciją. Daugiau dar temsta. Kinderlove, 633 metrai. Tik vėjas ir laisvė. Atrodo, kad esi kitoje planetoje. Čia yra aukščiausias taškas, esame plynaukštėje. Sustatyti, kur mes einam. Ko gero ten. Ten matomumas smarkiai pablogėjo. Užlipusi viršūnė. Iš pradžių užklupė debesis, paskui sniegas. Ir stiprus vėjas šiandien, labai stiprus. Dabar nusistatau kryptį ir varau. Nes dar 7 kilometrai, o man kai visą laiką sutemsta. Arba man pasigirdo, aš girdžiu dar balsus kažkokius žmonių. Bet jau vėlu, maža tikėtina, kad kas nors užklis čia. Nu, aš šitos durpynus čia užklydau ir daug dievė navigacijai, kad jinai sveiktų. Oho, gerai, kad šiandien pašalė, netaip klimstasi. Juodžemis tikriausias. Man atrodo, tom pusėn. Bet dar pasitiksinsiu. Čia labai paprasta pasiklysti. Ir kitko patys pasižiūrėkit. Matote? Klaidų neišpasakytai. Čia kelias. O. Taip, labai kelias. Ten toksai slėnis. Aišku, per tą slėnį nereikia man eit kraštu, kažkur eisiu. Ton pusėn. Esu čia ėjęs. Bet reikalas tas, kad aš ėjau patamsi. Ir ėjau prieš metus. Ir mėnesį taip laiko prieš metus. Ir 2 savaitės su pusę kokį gal. Prašiausiai kartoju maršrutą. Kurio tada pabaigiau kurį. Bet kurį jums parodžiau iki Jakobsleder, o nuo to dariau antrą dalį montuodamas ir tiesiog gavosi aparatūros kaltė. Man dingo antra dalis filmo. Todėl šiandien turiu perfilmuoti. Ir būtent va, tą dalį antrą. Šiandien turėčiau dar prie šviesos tokios nors pereiti įdomesnės vietas. Anakart nieko nebesimatė. Tai vat, einam.
autobuso vaizdas atsidaro, tiesa. Mums tenais. Žinote, apsirengdamas šiandien šitą nuostabią striukę su pūkais, ji pasirodė man šilta ir apsirengdamas ją galvojau, kad šiek tiek galbūt apsijuoksiu, čia prie žmonės visi šortais laksto dienom. Bet, kaip ir maniau, viršūniai šitą striukę nuostabiai pasiteisina. Ji galėtų šiek tiek būti dar ilgesnė, kad dengti ir klubų sąnarį, sakykim. Bet šiaip labai gera. Net perpučiama. Su tokia striukė jauku. Mylių per valandą greitis vėjo. Follow this way for 500 meters. Čia, žinot, tokia akmenų sankaupa, o ten iš vis akmenynas. Mėnesiena ir akmenynas grynas. Matote? Dabar grinai tarp tokių riedulių einu. Patys pasižiūrėkite, matote? Žemė labai nelygi, minkšta, juodžemis. Rieduliai. Vieni. Ir kai kurie labai dideli rieduliai. Čia taip pat rieduliai. Tuoj nusileisim apačion. Vėja. Šitas veido spalvos akmuo pasivadina The Anvil, kalvio priekalas, dėl panašumo į kalvio priekalo akmenį, arba tiesiog veidas, The Face. O šitie akmenukai 3 Vilnos ir Šaliais vadinami.
Woolpacks, todėl kad panašus į vilnas prikimštus ryšulius. Maišus. Čia kaip kokia karūna ar kas čia, pyragaitis. Čia irgi įdomus dalykai. Mes ateinam iš ten, iš tos kalumos, va iš ten. O einam, va tą kryptimį. Ten apačioj tęsiasi tas slėnis, per kurį aš kažkur pusę atėjau ir kilau į Kopičiam. Jakobs Kopičiam. Vis dėlto ką tik batus pakrikštijau. Purvyną įlindau. Gerai, kad pašalė, ne taip smarkiai. Nieko, grįšiu nusivalysiu. Varom. Mums tenais. Žinot, įdomiai jaučiuosi dabar, eidamas tamsoje vienas per tuos labirintus akmeninius, per tą sniegą padengtą dangą visą, juodžiami. Šalta čia viršui. Kai užeini užuovėje, toksai jaukumas užklumpa. Dar kartą džiaugiuosi savo striukė, neperpučiama. Gerai, kad tas kailiukas yra. Viršui labai gerai. Gerai. Į priekį. Taip, dar biškį smuktelėjau. Purvynai čia. Vieto akmens, jis mato. Įsidėjau šviesą, einam toliau. Rudas vanduo. Čia iš to garsiai krioklio eina. Ten ir nutek. Dar vienas įdomios formos akmuo. Meno šedevras. Upelių vanduo rudas lyg arbata. Išskiria organinės medžiagas, samanus ir durpės, bet visai nekenksmingas, nebent užsistovėtų. Mums tenais. O jūs įsivaizduojat tokį dalyką? Senoviai žmonės susiorientuodavo visiškoj tamsoj. Gilioj senovėj. Paskui su fakelais vaikščiodavo. Bet dažniausiai naktį, aišku, tik iš didelio reikalo valkydavosi. Nes pilna laukinių žvėrių būdavo, o jie naktį visi į medžioklę patraukdavo. Taip kad laukinės sąlygos buvo senais laikais. Dabargi žmogus žmogui draugas. Visi pridaryta takų. Laukinių žvėrių nėra. Bent jau jie miškuose. Šitai Anglijoje miškų vilkų nėra. Daugiausia, kas gali suvalgyti, tai koks jenotas. Jeigu labai alkanas. Tas krūmvynagis labai simpatiškai valgo. Bet taip, kažkaip. Šiandien gruodžio 1. Ir gruodžio 1 nutariau atvažiuoti
ir pabaigti maršrutą, kurio nebuvau baigęs, tiksliau, kurio nebuvau baigęs YouTube. Šiaip tai aš jį baigiau prieš gerus metus laiko. Tai gerai, dabar bus šuolis per laiką. Per laiko mašina padės. Paspaudžiu mygtuką ir nosim. Pirštinės tingiu mauti. Tai vat, metai, daugiau biškutį kaip metai. Į priekį baigiu tą distanciją. Būtent ten, kur pabaigiau pirmoje dalyje YouTube'o apie Kinder Scout ar Kinder Love. Jie vienas šalia kito. Ko gero Scout vis dėlto. Pirma dalis buvo ant Jacobs Ladder baigta, kiek pamenu. Ir nuo to, kaip jau sakiau, sugadinau plionkę juostelę. Užsivažiavo mano tabletas ir dingo įrašas visam laikui. Todėl atvažiavau, kodėlgi ne, vėl čia epiniai, gražus vaizdai. Praeinu. Rytoj niekur nereikia. Šiandien taip pat buvo 1 sausio. Kodėlgi ne. Įdeilo žiburiai matosi jau pačioj. Na, aš jau sutemus leidžius. Mėnesienos sonata šiandien. Kai nusileisiu visiškai, palinkėsiu jums arba labo ryto, arba labos nakties, priklausomai, kada žiūrite šitą video. Dabar iš anksto dėkoju. Būkite su manimi ir kitose nuotykiuose. Šiandien aš baigiu praeiti Kinder Scout maršrutą, Komotu. Dar kartą pasikartosiu, jisai jau yra mano praeitas kartą. Bet tik iki pusės nufilmuotas ir parodytas, tiksliau, tik iki pusės parodytas jums. Todėl šiandien tai buvo, medžiaga buvo perfilmuota. Šioje vietoje tęsiu pasakojimą jau nusileidęs iš didžiulio aukščio 0,5 kilometro ir daugiau iš Kinder Scout plynaukštės. Nusileidimas buvo status ir pavojingas, tuo labiau, kad tamsa gaubė mane, todėl nedrįsau filmuoti saugumo sumetimais. Kažkur skrenda lėktuvas. Kažkur aukštai skrenda lėktuvas. Fantastika. Na, toliau čia gyvenamieji kambariai, greičiausiai viešbučiai. O čia įėjimas Hikers Bar su vainiku. The Old Next. Ir taip toliau kažkaip. Ok, baras, pabas. Sekam šito keliu 600 metrų. Dabar belieka praeiti gerą puskilometrį, susirasti geležinkelio stotį į Dale, kur palikau savo transporto priemonę. Bažnyčia. Bažnyčios įėjimas, teritorija. Nu, naktį niekas nevaikšto. Bažnyčios vaikšto namo. Dar kartą kokie fantastiniai vaizdai.
Debesis plaukia. Žmonių namas papuoštas su ugnele. Na štai mano mašiniukas laukia ištikimai. Caca, geras. Tai šiandien buvo pirmoji naujųjų metų diena. Pasivaikščiam daugiau net nereikia. Visai čia pat periodiškai pravažiuoja vienas kitas traukinys, jam pravažiavus mažoje Idėjil kaimelio stotelėje tampa visiškai tylu. Dabar belieka suvalgyti sumuštinį, pašildyti tuo metu variklį, kol valgysiu, ir reikia važiuoti namo. Dabar yra 18:50, išėjau buvo 12 kapeikom. Geras maršrutas, Kinder Scout, komote paieškai, rašai Kinder Scout, Kinder Love, suras. Tik paturiu važiuoti geresniu oru, kaip aš kad važiavau, nes viršui patys matėt, bala žino, kas darėsi. Pradėjo debesis linkti, žemė su dangu maišytis. Žinot, visi tie vaizdai, romantika, bet tamsa yra tamsa. Tamsoj reikia sėdėti namie prie televizorių žiūrėti Adler Channel. Dabar jau viso. Iki.